Sėskis. Kavos nori? Ne, davai greitai pabaigiam ir aš varau, turiu reikalų. O naujienų turi? Priejau prie Gabro, pasinaudau jūsų patarimų per Richardą Kaunecką. Vėl rašyt. Taip geriau. Man kyla klausimas, kada pabaiga? Kas turi atsitikti, kad mes būtume atsiskaitę? Vertinga informacija, kuri padėtų išaiškinti tiesą. Labai abstraktu. Tiksliau, išaiškinti nusikaltimą. Vileikos? Aš girdėjau, kad jis Bošo skolininkus močino, kad skolas išmuš. Vardai, pavardės? Rašyk. Nesakė, šiaip iš kalbos išėjo. Kas sakė? Kraftas, šiandien. Gerai, rašyk, aš einu kavos. Mes alaus neturim? Tu alaus nori? Svečių turėsim. Kokių? Rolas atvarys. Vis tiek, žinai, jo dėka čia baigėsi visos tos nesąmonės. Kas yra? Ramybės nori. Ir tu pats žinai, kad man Rolas nepatinka. Gerai, tai susitiksim kur nors kitur. Pasiema gal? Tu pati žinai, ko tu nori. Aš tave apsaugot noriu. Manęs nereikia saugot. Moku ir pats apsisaugot. Tau iš vis geriau būt namie. Kodėl? Nu, taigi niekas čia nesibaigia. Mindaugas dabar kažką darys, vėl paskui tave įtars. Baig, taigi jau viską įsiaiškino. Tegu jie ten tarpusavį kariauja, prie ko čia aš? O tau būtinai su Rolu reikia susitikti. Taip būtinai. Nes pažadėjau. Varau iki parduotuvės. Tau paimt ko nors? Tai buvo skolininkų sąrašas? Girdėjau, Kokie čia metai? kada Bošas nuskendo. 2017. Jis net Bošo žmoną savo pasiėmė. Viskas susišlavė. Man reikia bent vienos pavardės. Nežinau. Koks tavo santykis su Vileika? Geras. O tai kas ten tokie įkėsinas? Ne temai, bet gal dar prasitars. Aš įtariu Kaunecką. Visi įtarė, išskyrus patį Kaunecką. O Kauneckas ginklą turi? Nežinau. Gal ir turi, gal slepia kur pečiui. Pečiui. Nu čia šiaip pasakiau. Pečiui, koiniai, bačkoj koks skirtumas. Su savim neturi. Jis šiaip dabar apsiraminęs. Jokių varkių, jokių draugų. Aš jam pasiūliau koridorių per sieną. Neįdomu. Iš kur pajamos? Iglė grožio saloną turi. Man reikėtų tokios žmonos.
Žinai, kur gero alaus gauti? Pilstomo, gyvo. Ne. Nieko tu nežinai. Nei apie mašinas, nei apie alų. Vai, palikim iki pardės, iki hardo ir būsi laisvas. Viskas gerai. Jo, baigiau jau. Su savo agentu dirbai? Taigi žinai, kam klausi. Skambino iš saugos tarnybos. Sakė, kažkas trynėsi aplink langus. Ta prasme trynėsi. Tiesioginė. Žiūrėjo, kas darosi viduj, turbūt tavo agentą įtarė. Tai jeigu taip ir yra, ir matė, tai tavo agentas sudegė. Kam tu skambinai? Perspėsiu. Kitą kartą nesėdėkit prie langų. Alio? Gali kalbėti? Taip, galiu. Čia pranešė, kad kažkoks žmogus žiūrėjo į kontoros vidų. Gal tave kas seka? Seka? Nu, kas mane gali sekti? Baikit, nemanau. Bet ačiū už skambutį. Viskas jau. Aha. Tai dabar pas Hardą. Jo, sodusi manęs laukia, ką tik skambinu. Tai pasakysi, kur važiuoti. Tai aišku. Nu tu nepergyvenk, šiaip koks nors bomžas trynėsi čia ir tiek. Bet jis nekvietė taksi. Nu tai kas? Vadinasi, kažkas jį čia atvežė. Nu atvežė, išsivežė, taigi perspėjai, nu ir viskas. Tadai? Kas čia? Radai. Norėjau staigmeną padaryti. Čia man? Nu taip, kamgi daugiau. Viską surandi, nieko nuo tavęs nepaslėpsi. Palik dabar, vakare parnešiu. Nesikankinsiu. Naujiena čia? Citrusiniai. Ačiū. Seniai ką nors dovanojai. Vakare vyno parnešiu. Kitą dieną. Šiandien turiu tokius verslininkus atrasti. Iki. Supratau. Aš dar bandžiau bėgti su maišu, bet sunku, zaraza. Kur ten pabėgsi, dar kada mentai ant kulnų lipa. В общем, все. Все, полкошка. Судягим нам ядрению феню виса товара. Ну, o patys laukais, огородais ir iššokom į plentą. O tai mašinos nepastebėjo? Ne. Vrodį spėjom nukirsti kampą.
Labai blogai. Sėdau į bačką. Tai naujos vietos neturit? Ne. Tai galim pas mane. Ne, mano chimikas nesutiks. Žinai, dabar visas ant izmėnų. O aš pats galiu tik tai kiaušinienį iškepti, o ne sausuniukus. Nu tai tada reikia grįžti prie hašo temos. Ir greitai. Nes kaip kitaip pasidaryti pinigų aš nesugalvoju. A tu palaikai ryšį su tuo bahuriuku? Nu taip, parašiau, kad domina. Nepaleisk. Reiškia, pasakyk, kad reikia porą dienų ir duosim atsakymą. Va. O aš žmonės apibėgsiu, ne? Jo. Balkoška, o tavo žiurkės neatsirado? Ne. Dingo kaip į vandenį. Klausyk, bet su mėta tai reikia kažką daryti. Man labai reikia. Darom pas mane. Aš galiu pašnekėti su tavo chemiku. Balkoša. Aš pats. Nu, pats tai pats. Kur čia tai sodai? Hardas mane čia paims, taip susitarėm. Gal alūčio? Ne, aš žvairo. Baig, 0,2 promilės, galima. O kodėl tave Kraftas vadina debilu? Ką žinau? Nepatinku aš jam, matai, bet man tai nesvarbus, man babkės moka ir skirtumas. Bet tu rimtai debilas. Supratau. Kodėl tu man šiandien sakei? Aš? Tu. Kada? Šiandien. Ten kameros buvo, matė tave prie lango. Davai, pamirštam gerai. Ką pamirštam? Nu, pamirštam, aš nieko nemačiau. Žinai, kas ta moteris? Žinau. Kas? Prokurorė. Aš dėl dėdės. Nušautas buvo. Tyrimas, žinai, pastrigęs, tai sužinau, kokią informaciją iškart nešu. Supratau. O ką tu pagalvoji? Nieko aš nepagalvoju. Sakyk, nebijo. Pagalvoju, kada nosą nešė apie servisą. Jau donos. Ką žinau? Nu, koks man skirtumas? Servisas moka babkės. Nu, tegul moka, jeigu debilai. Žiūrėk. Tai, ką matei šiandien, davai tegul lieka tik tarp mūsų. Tai gerai. Dylas. Vėlas. Ačiū tau. Alūšio paims. Gerai. Užleisk kokios muzikėlės.
Nora. Tai kur ta staigmena? Ai, atidėjau staigmeną. Pirmos dienos darbe, nenoriu, kad galva apsisuktų. Ko čia per kvapas? Ai, čia klientė buvo baisiai prisikvėpinus. Citrusiniai mano mėgstamiausi. Kas per klientę? Tokia depresuota bobikė dėl palikimo, žinai, netai padalino ten, vaidenasi, žinai. Negalima taip apie klientės. Galima šitaip apie klientės, žinok, mes turim tiksliai nusakyti kliento tipažą. Mažiau visokių teisinių kazusų lieka paskui. Montvelė neparašė. Nugi. Iki šaukštelio. 12 šaukštelių dalinas. Neįsiu daugiau ten. Kodėl? Ai, cirkai kažkokie, negali normaliai įsiskirti. Net malkas per pusę dalinasi. Tai gerai, tai kuo daugiau psichavos, tuo daugiau mes uždirbsim. Nieko, priprasi. Pas mane tas monitorius kažko neveikia. Žiūrėk. O taip va. O taip va. Ir va taip va. Nieko baisaus. Nu, moterys, reikia ir jas suprasti. Tai gal sode? Aš alaus turiu. Šašlą dar kokį įsikepsim. Kam skubėt? Tai tu važiuok. Aš už kokios valandos būsiu. Nu, davai.